Labadiena, mėly mano Patreon kanalo žiūrovai, reportažas rytmetys su nusivylusiu namų ginekologu ir brunetė. Jeigu vakar dar buvo lapkričio 93, tai šiandien jau akivaizdžiai yra kovo -30. Ir papasakosiu įdomią istoriją. Prieš kelias dienas gavau puikų video, kur papildų platintoje šoka omega-3 šokį savo auditorijai. Man tokia pagunda būtų jį jums parodyti, bet tiesiog, ten garbaus amžiaus moteris, turbūt pati įtikėjusi tą omega. Ir tos babulytės, tokios fainos, ta jos kopelė, tiesiog būtų šiderstva, dėl to, patikėkit manim, šokis įspūdingas. Karts nuo karto taukštelė savo sudelno tai į galvą, tai į širdį, tai į sąnarį. Ir aš tai pagalvojau, kur ten reikėtų plekšnoti, pavyzdžiui, platinant potencijos gerinimo papildus. Brunetė, ar nepasakysi? Tai ir dabar norėčiau pasigirti. Mano Patreon paskyroje jau 1050 narių. Ir aš labai viliuosi, kad jau to 1050 tikrai omega-3 šokis nesugundys, kaip ten jį bešoktų. O, matot, tokia drausminga mergaitė, kaip žino, kad reikia fiziologiją pirmiausia tvarkyti rytais. Tai mūsų lietuvėlė tokia tampa guru šalis. Yra visokie vadovai, mokytojai, mentoriai, ekspertai, jau ne tik tai kelionių, bet ir santykių, teisingo mąstymo, kvėpavimo jau yra vadovai, maudymosi miške vadovai, vestuvių planuotojai, krikštynų ekspertai. Žodžiu, greitai jau sulauksime ir pakakojimo pasisiojimo vadovų ar mentorių, nes jau jaunoji karta be jų sunkiai suras kryptį prie unitazo. Tai jūs, mėlieji, užduokit klausimą bet kokiam platintojui šokančiam omega-3 šokį. Jis galbūt pats yra įtikėjęs, aš dėl to ir nenoriu šaipytis iš tos moters, įtikėjęs į to preparato veiksmingumą, koks yra jo išsilavinimas. Nes visus tos vadovus, visus mentorius ir tame tarpe platintojus vienyje vienas didžiulis skirtumas nuo bet kokio mediko, kad ir nesidominčio tą temą mediko. Nes, tuo klausimu įsigilinti irgi labai reikia laiko. Ir šeimos daktaras, kuris 50 žmonių priima per parą, tikrai jis neturės to laiko tiek. O brunetės apsistoja prie Facebooko paskyros, kaip greitai nuėjo. Tai ir tas skirtumas yra vienas žodis, yra atsakomybė. Medikas jaučia atsakomybę už savo žodžius. O kažkokiam ten vadovui, mentoriui, platintojui, nupirko, oi labai gerai, radau durnių, nenupirko, ką padarysi. Suveikė puikų placebo efektas. Nesuveikė, ne visiems suveikia. Žodžiu, už savo žodžius atsakyti nereikia. Tai šiandien apžvelgsiu labai įdomų straipsnį. Didžiulis tyrimas, kaip mūsų mentalinė funkcija, tai yra mąstymo greitis, mūsų atmintis veikia vitaminai ir papildai. Mano kolegos atsiųstas straipsnis, pakankamai nenaujas, bet ypatingai įdomus ir grąžinantis mus į realybę. Iki pasimatymo Patreone.